Timas Lambrechtas, geriausias trečiojo šio rungtynių kėlinio žaidėjas, 10 taškų ir vos vienas pramestas metimas iš žaidimo. Padėjo savo komandai persvarti savo rezultatą, persvarti rungtynių rezultatą savo naudai. Po 3 kėlinių 5 taškai skiria komandas, Kėdainių Nevėžis Aptibet jau yra priekyje po tikrai puikaus trečiojo šio rungtynių kėlinio, 15-26, toks yra trečio kėlinio rezultatas. Na, įdomu tai, kad Kėdainių Nevėžio krepšininkai ir toliau šias rungtynes žaidžia be nei vieno tolimo metimo, dar nėra patakę 3 taškų vertės metimo Gedimino Petrausko auklėtiniai. Ignas Vaitkus pražanga puolime. Fiksuojama jam. Bradley Davisonas stundė ir galiausiai nustumė Ignas Vaitkus. Ir ketvirtą iš šio rungtynių kėlinį Vaitkus pradeda sudardamas antrąją asmeninę pražangą. Na, jau minėjau, kad nekokios rungtynės yra Ignui Vaitkui, laiko dar yra. Įmes kelis svarbius taškus ketvirtajame kėlinyje ir gali tapti svarbiausių šių rungtynių krepšininkų, tačiau iki šiol Ignas Vaitkus vos 3 jo metimai į krepšį ir nei vienas iš šių metimų tikslo nepasiekė. Dešonas Freemanas pirmieji taškai ketvirtajame šio rungtynių kėlinyje. Skirtumas tarp komandų aukštėlė iki 7 taškų, 62-69, Ignas Vaitkus. Jonas Juliui Jucikui ir Julius Jucikas iš po krepšio pelno dar 2 taškus. Julius Jucikas 16-asis jo taškas ir tampa rezultatyviausiu krepšininku savo komandoje. Jucikas įspūdingą pirmąją rungtynių dalį turėjo. Jucikas 22 naudingumo balus surinko per ją, o čia pagaliau pirmasis tikslus tolimas metimas. Bradley Davisonas tampa jo autoriumi ir nutraukė tą tolimų metimų sausą Kėdainių komandą. Čia Richard Fuchsas ir Džardas Cunningamas. Šių dviejų krepšininkų tandemas pasibaigęs 2 amerikiečio taškais. Kitoje aikštelės pusėje Timas Lambrechtas tęsė savo puikų pasirodymą šiandieną. 19-asis Lambrechto taškas. Čia Marius Valinskas neteisus. Mariui Valinskui bus įrašyta asmeninė pražanga prieš Cunninghamą, ten taisyklės pažeidė. Valinskas dabar dar padiskutuoja ir su arbitru apie šią nuobaudą. Taip, 2 rankom šiek tiek stumtelėjo savo varžovą Marius Valinskas. O rungtynės tęsiasi. Fuchsiks iš toli. Yra Richard Fuchsiks. Porą metimų iš toli išėlės buvo prametęs, dabar ir vėl atakuoja krepšį iš tolimos distancijos taikliai. Skirtumas tarp komandų mažėja iki 5 taškų. Freemanas prieš Juciko iškeltas rankas. Na ir gana lengvai neperskuba ir pasirenka teisingą sprendimą. Čia pražanga prieš Gilaną. Jau ten Džonas Gilanas buvo pasiruošęs tiesiog užsipult teisėją. Pamatęs, kad teisėjas tą pražangą fiksavo, labai staigiai nurimo. Ir Džonas Gilanas keliauja prie baudų metimo linijos. Čia dar kartelį šis epizodas. Pražanga prieš Džoną Gilaną. Ir pirmąjį baudos metimą Gilanas realizuoja. Skirtumas tarp komandų vėl mažėja iki 6. Ramūnas Cvirka. Jo komanda kol kas atsilieka. 2 iš 2 realizuoja Gilanas. Arturas Žagars, jo rankose kamuolys. Dar viena ataka, kaip būtent šis Latvijos organizuoja jos eigą. Ir be pražangos čia perimtas kamuolys ir Ignas Vaitkus. Pirmieji jo taškai. 3 taškai. Tebeskiria komanda 73-76. Na, panašu, kad mūsų laukia labai intriguojanti ir įdomi rungtynių pabaiga. Čia išsaugo kamuolį pasvalio pieno žvaigždės. Julius Jucikas ten ištraukia iš užgalinės linijos jį, Ignas Vaitkus. Cunninghamui. Jucikas prieš Timą Lambrechtą. 2 Juliaus Juciko taškai. Mažinantį skirtumą tarp komandų iki vieno vienintelio taško. Patinka tai, kas vyksta aikštelėje čia susirinkusiems sirgaliams, pasvalio komandos teisuoliams. O Gediminas Petrauskas nėra tuo sužavėtas ir prašo minutės pertraukėlės.
Vilius Jucikas 18 taškų jo sąskaitoje tiek pat turi surinkęs ir Richards Kuksiks, Kėdainių Nevėžio, bet gretose Dešanas Freemanas ir Timas Lambrechtas. Rezultatyviausiai tinkamai surinkė 21 ir 19 taškų, o komandas skiria viso labo vienintelis taškas. Maksimaliai intriga čia Pasvalio Pieno Žvaigždžių arenoje iki ketvirtojo šių rungtynių kėlinio pabaigos lieka žaisti 7 minutės ir 25 sekundės. Čia matėte ir rezultatyvius perdavimus geriausiai darijančius krepšininkus. Jonas Gilonas su 7 rezultatyviais perdavimas yra šio statistinio rodiklio lyderis. Gediminas Petrauskas šį buvo priverstas parašyti minutės pertraukėlės. Sėkmingesnė atkarpa surengusi Pasvalio Pieno Žvaigždžių komanda priartėjo ir priartėjo labai arti. Vienintelis taškas, jau kaip ir minėjau. Ir Arturas Žagaras, jo rankose kamuolys. Tai dar viena. Svečių iš Kėdainių ataka. Freemanas prieš Juciką. Metimas yra, tačiau metimas tikslo nepasiekė, čia apsigina Pasvalio Pieno Žvaigždės. Jonas Gilonas iki galo pats, pražanga yra. O Pasvalio atsarginių žaidėjų suolelis norėtų ir įskaitytų taškų. Čia teisėjas Andžejus Urbanovičius dabar kviečia savo kolegas pasitarimui. Spėju, kad turėtų būti peržiūra atlikta. Ten įdomi situacija, metimas kaip ir blokuotas, bet galėjo būti jau besileidžiantis krepšio link. Teisėjai, žinoma, nuspręs, koks turi būti tas sprendimas, bet kokiu atveju pražanga jau yra užfiksuota prieš Joną Giloną. O taškai įskaityti nebus. Čia nenori su tuo sutikti Pasvalio Pieno Žvaigždžių trenerių štabas. Tiek Ramūnas Cvirka, tiek Dainius Šalenga nesutinka su tokiu teisėjų sprendimu, bet panašu, kad visiems pavyko viską išaiškinti ir aistros nurimo. Jonas Gilonas prie baudų metimo linijos turi galimybę ne tik išlyginti, bet ir persverti rezultatą savo naudai. Užduotis minimum jau yra įvykdyta, rezultatas lygus 76-76. Ir antrasis baudos metimas. Jonas Gilonas 2 iš 2. Plojimais čia padidė šiam baudų metimo. Šios 2 baudų metimus sirgaliai. Ir Pasvalio Pieno Žvaigždės vėl turi +1. Žagaras iš tolimojo nuotolio atakuoja krepšį. Kamuolys pašokinėjant lanko, tačiau galiausiai neįkrenta, o Jaredas Cunninghamas atsikovoja kamuolį ir vėliau išprovokuoja Bradley Davison asmeninę pražangą. Ir jam tai yra 4. pražanga, 10 taškų surinkęs krepšininkas. Ties labai pavojinga riba, bet Gediminas Petrauskas nekeičia jo. Paliekamas aikštelė yra Bradley Davisonas. Kėdainių ekipai tai yra 4. komandinė pražanga, taigi nuo šiol privalės būti atsargesni gynyboje Petrausko auklėtiniai. 10 sekundžių aikštelės šeimininkų išpuoliui. Cunninghamas Kuksikui. Arti prie jo dabar Freemanas. Kuksikas verčiasi iki galo pats. Sudėtingas jo metimas, tikslo nepasiekė, tačiau antrąjį šansą susikuria Pasvalio Pieno Žvaigždės ir Kuksikas prideda savo komandai taškus. +3 turi Pasvalio Pieno Žvaigždės. Žagaras Lambrechtui. Kamuolys vėl Žagaro rankose ir galiausiai pavyksta pelnyti taškus. Kėdainių Nevėžio bet krepšininkams kokia intriga čia Pasvalyje. Teisėjo švilpukas, žaidimas koja yra užfiksuotas, su kamuoliu liks aikštelės šeimininkai. Cunninghamas netrukus sugrąžins kamuolį į žaidimą. 17 sekundžių lieka aikštelės šeimininkų išpuoliui. Gilonas priima kamuolį. Atakuoja krepšį iš toli. Ir taikliai tą daro Jonas Gilonas. Tikslus metimas 82-78. 4 taškų skirtumų priekyje Pasvalio Pieno Žvaigždės. Marius Valinskas pabandė atsakyti tuo pačiu, tačiau metimas tikslo nepasiekė. Ir galimybė Pasvalio ekipai dar labiau padidinti savo atotrūkį. Jonas Gilonas kelia kamuolio, ojojai, ką čia galėjo dabar padaryti. Stogas būtų pakilęs Pasvalio Pieno Žvaigždžių arenoje, jeigu būtų pavykę
padaryti tai, ką čia buvo suplanavę Gilonas ir Cunninghamas. Na, bet taškų nėra ir viską belieka palikti tik įsivaizdavimams, kas čia galėjo nutikti. O kitoje aikštelės pusėje dar viena pražanga yra užfiksuota antroji komandinė Pasvalio ekipai. Ir Marius Valinskas keliauja prie baudų metimo linijos. Tomas Kovaliovas sugrįžta į aikštelę šeimininkų komandoje. Julius Jucikas vėl gauna šiek tiek poilsio minučių, o Aronas Kukas ir Danielius Togrinovičius į aikštelę sugrįžo svečių komandoje. Pirmasis Valinsko baudos metimas tikslą pasiekė. Skirtumas tarp komandų mažėja iki 3 taškų, 82-79. Antrasis baudos metimas taip pat tikslus. Viso labo 2 taškai skiria komandas. O laikas po truputį tiksi. Ketvirto kėlinio pabaigos link, čia gražiai vaikšto kamuolys ir lyg iš natų. Pasvalio pieno žvaigždės. Vėl +4 turi Ramūnas Virkos auklėtiniai. Darilas Duala ruošiasi sugrįžimui į aikštelę svečių komandoje. Valinskas, sudėtingas jo metimas, kamuolys krepšyje, 2 taškai. 84-82. Vaitkus vos nepraranda kamuolio, bet lieka su juo. Ir dar viena pražanga puolime Ignui Vaitkui. Ačiū už tą mostelėjimą ranka. Yra baudžiamas Ignas Vaitkus. Na taip, nustūmė čia savo varžovą Ignas Vaitkus. Ir Deivisonas keliauja dabar ant sarginių žaidėjų suolelio, Darilas Duala. Sugrįžta ant parketo. Šalia šeimininkų komandoje Gilona. Čia Corey Allenas. Gilonas įspūdingą atkarpą turėjo. Ignui Vaitkui trečioji asmeninė pražanga. Julius Jucikas pasiruošė sugrįžti į aikštelę, bet dar ne dabar. Gynyboje turės atidirbti Artiomas Kovaliovas, kuriam dabar buvo įrašyta trečioji asmeninė nuobauda. Ir ketvirtoji komandinė. Taigi abi ekipos yra surinkusios pasiekusios pražangų limitą, bet turi po 4 pražangas ir čia pražanga puolime. Danielius Togrinovičius yra neteisus statydamas užtvarą. Kartelė, taip, ištelė koją Danielius Togrinovičius ir neliko nepastebėtas jo šis veiksmas. Ir kamuolys tenka vėl aikštelės šeimininkams. Lavrinovičiui tai yra trečioji asmeninė nuobauda. Ir Allenas pradeda diriguoti savo komandos išpuolį. Cunninghamas. Jucikui. Vėliau siunčiamas kamuolys, Šaulys. Atgal Jucikui. Jucikas puikiai pamato čia Cunninghamą, kuris pašokina Aroną Kuką ir Jaredas Cunninghamas smeigia dar vieną tikslų tolimą metimą. 17-asis Cunninghamo taškas. Ir skirtumas tarp komandų auga iki 5 taškų. 87-82. Aronas Kukas. Jo prasiveržimas galėjo 2 taškus su varžovo pražangą pelnyti čia Kukas, bet metimas tikslo nepasiekė, bet savo komandos deficitą mažinti Kukas galės baudų metimais. Corey Allenui įrašyta asmeninė pražanga, trečioji. Jo nuobauda, daug krepšininkų Pasvalio komandai turi po 3 pražangas. Ir Allenas, ir Furmanavičius, ir Vaitkus, ir Džonas Gilonas, ir Julius Jucikas, taip pat ir Tomas Kovaliovas. O Kukas realizuoja baudos metimą. Viena iš 2, 87, 83. 4 taškai skiria komandas. Vieno metimo neužteks. Norint išlyginti rezultatą Kėdainių ekipai, tačiau per šitą metimą dar reikia ir apsiginti. Richards Kuksiks. Ir Evaldo Šaulio sumanimą čia perskaito. Kukas sekundę ir spės atlikti metimą Allenas, metimo nespėja atlikti, bet pražanga. Pražanga yra fiksuojama prieš Alleną Williamsą. Arnas Kukas čia yra neteisus ir 2 baudų metimai.
kuriuos netrukus atliks Corey Allenas. Ir jo pirmasis metimas skrieja pro šalį. Ramūnas Cvirkos reakcija, kol kas be emocijų. Pasvalio strategas, tikrai įtempta situacija čia. Pasvalio Pieno žvaigždžių arenoje. Allenas antrąjį metimą taip pat prameta ir nieko nepešė. Šios atakos lieka Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkai. 87-83. Arnas Kukas, Marius Valinskas. Darilas Glava. 5 sekundės svečių atakai. Valinskas įmeta kamuolį Lavrinovičių ir apsigina. Čia Pieno žvaigždės Julius Jucikas. Ir toliau tęsi savo sėkmingą pasirodymą šiandieną. Maksimaliai prisidėjo prie to, kad nepataikytų jo varžovas iš po krepšio Julius Jucikas. Ir aikštelės šeimininkų ataka. 10 sekundžių. Evaldas Šaulys. Metimo nesusikuria. Allenas. 5 sekundės atakai. Allenas. Atšokęs atakuoja krepšį. Ta daro netaikliai. O grumtynės dėl kamuolio laimi svečiai. Aronas Kukas. Atakuoja krepšį Aronas Kukas. Na, gal kiek ir skubotas jo sprendimas. O čia pražanga yra fiksuojama. Na, piktas dabar yra Gediminas Petrauskas. Na, prašo savo komandos nusiraminti ir neskubėti. Laiko dar tikrai labai daug. O pražangų limitas jau yra išnaudotas ir Evaldas Šaulys keliauja prie baudų metimo linijos. Ramūnas Cvirkos patarimai Džonui Gilanui. O Evaldas Šaulys gali padidinti savo komandos pranašumą baudų metimais. Pirmasis tikslą pasiekia 88-83. Antrasis taip pat, tikslus 89. 83 plus 6 turi Pasvalio Pieno žvaigždės. 2,5 minutės lieka žaisti ketvirtajame šių rungtynių kėlinyje. Lambrechtas iš tolimo nuotolio atakuoja krepšį. Timas Lambrechtas. Štai tai per pusę mažina savo komandos deficitą. 22 Timo Lambrechto taškas šio vakaro rungtynėse. Kupsikas. Atšokęs atakuoja krepšį iš toli. Taip pat taikliai Rikas Kupsiks. Na, neįtikėtinos rungtynės. Kokia intriga. Marius Valinskas iki galo. Julius Jucikas ir vėl maksimalias pastangas deda prie to, kad nepelnytų varžovas taškų. Tokie dalykai statistikos protokole neatsižymi. Cunningamas iš toli netaikliai. Kova dėl kamuolio laimi aikštelės šeimininkai. Dabar jau ramina savo komandą Ramūnas Cvirka. Prašo nebeskubėti. Tiksintis laikas. Dabar jau Pasvalio komandos sąjungininkas Jonas Gilanas įlanko apačią. Atsimuša kamuolys, bet dar vieną kamuolį puolime ima aikštelės šeimininkai. Julius Jucikas čia atkovojo 10-ąjį kamuolį ir surenka dvigubą dublį ir viską dar vainikuoja štai tokiu metimu. 94-86. Pasvalio Pieno žvaigždės yra arti pergalės. Bet laiko dar yra. Minutė 22. Jas žaisime po minutės pertraukėlės. Aštuoniolika taškų, 10 atkovotų kamuolių ir net 32 naudingumo balai. Kalbu apie Julių Juciką ir jo statistiką. Čia šių rungtynių momentas, kuris žinoma neapsėjo be Juliaus Juciko
Puikus žaidimas gynyboje, o vėliau ir dėjimas iš viršaus. Julius Jucikas išrašo bloką Marijui Valinskui, o vėliau ataką užbaigia grūdamas kamuolį iš viršaus. 94-86. Toks rezultatas dega šviestantė iki rungtynių pabaigos. Liko žaisti minutę ir 22 sekundės. Julius Jucikas yra arti to, kad atvestų savo komandą į pergalę šiame susitikime. Bet pažiūrėkime į tai, ką dabar parašė. Kėdainių Nevėžis bet be galo svarbi ataka. Danėjus Tarnavičius atakuoja krepšį iš toli, jo metimas tikslo nepasiekia. Ir dabar jau visiškai nebėra kur skubėti. Aikštelės šeimininkams Džonas Gilonas. Ir Aronui Kukai. Ir šita pražanga, Džonas Gilonas keliaus prie baudų metimo linijos. Ir savo komandos pranašumą galės padidinti iki 2 ženklio, Kukui tai yra 4. asmeninė pražanga. Džonas Gilonas realizuoja pirmąjį metimą. Jeigu Pieno žvaigždės neprisidarys cirkų ir iškovos pergalę šiame susitikime, pakils viena eilutė aukščiau turnyrinėje lentelėje, bent jau iki kol Gargždai sužais savąsias rungtynes, tai bus 6. Pasvalio Pieno žvaigždžių pergalė šiame susitikime. Tuo tarpu Kėdainių Nevėžis OptiBet liks su 12 pergalių ir suteiks tokiu atveju šansą Klaipėdos Neptūnui pavyti Nevėžį OptiBet pagal pergalių skaičių. Atitinkamai 12 ir 11 pergalių turi Nevėžis ir Neptūnas. Taigi šiandieną neiškovojus pergalės Nevėžio ekipai, Klaipėdos Neptūnas turės galimybę savo varžovus pagal pergalių skaičių pavyti. Aronas Kukas pirmasis baudos metimas tikslą pasiekė. Čia iškalbinga Gedimino Petrausko nuotaika. Panašu, strategas jau supranta, kad pergalės šiame susitikime iškovoti nepavyks. Evaldas Šaulys niekur nebeskiria Pasvalio Pieno žvaigždės, jų tikslas išdeginti kuo daugiau laiko. Jucikas Evaldui Šauliui. Ir dar viena pražanga fiksuojama čia. Evaldas Šaulys keliauja prie baudų metimo linijos. Vėl turės galimybę sugrąžinti savo komandai dviženklę persvarą Evaldas Šaulys. Pirmasis jo baudos metimas tikslą pasiekė 97-88. Čia turės galimybę ir 100 tašką turbūt pelnyti Pasvalio Pieno žvaigždės. Dabar jau trūksta tik 2 taškų. Čia žinoma tokia simbolinė situacija. Tai nėra skirtumo ar 98 ar 100 taškų, bet galbūt čia susirinkusiems ir galiams būtų smagiau. Dabar iki pat pabaigos su kamuoliu gali būti Pasvalio Pieno žvaigždės. Ar bandys pelnyti tą 100 tašką, ar jau nebepuls. Džonas Gilonas Jaredui Cunninghamui ir panašu, kad tai yra viskas. Galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą 98-88. Pasvalio Pieno žvaigždės vis dėlto sugeba išplėšti pergalę šiame susitikime. Neįtikėtinos rungtynės. 4 iš šių rungtynių kėlinį Pasvalio krepšininkai laimi 34-21. Uraganinis puolimas 4 iš šių rungtynių kėlinyje. Ką, belieka pasveikinti Ramūną Cvirką, belieka pasveikinti visus Pasvalio Pieno žaidėjus bei visus, kas palaikė Pasvalio ekipą šį vakarą. Julius Jucikas naudingiausias šių rungtynių žaidėjas, 20 taškų per 30 minučių, 34 naudingumo balai, 10 atkovotų kamuolių. Puikus Juliaus Juciko pasirodymas, nukalęs pergalę Pasvalio Pieno žvaigždžių komandai. Čia dar Kėdainių Nevėžio OptiBet atstovai turi apie ką pasišnekėti su arbitrais. Bet rezultato jau niekas nebepakeis. 98-88. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Su tuo turbūt ir pabaigsime šią mūsų transliaciją. Pagrindiniai skaičiai dar jūsų ekranuose. Aš savo ruožtu noriu padėkoti visiems, kas nusprendėt šį didį šeštadienį praleisti su krepšiniu BetSafe LKL.
rungtynės tarp Pasvalio ir Kėdainių Nevėžio jau baigėsi. Linkiu visiems smagių šventų Velykų. Aš komentatorius Danas Kiučiūnas atsisveikinu ir linkiu gražių švenčių. Iki.